300 Lietuvos mokyklų neturi pakankamai psichologų. Tai prieš keletą dienų pranešė Lietuvos švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Lietuvos psichologų sąjungos prezidentė Aina Adomaitytė įvardijo Seimo posėdyje, jog vaikų emocinė sveikata tikrai negerėja. O ką siūlo ministerija šioje vietoje? Cituoju, problemą siūlytų spręsti periodiškai siunčiant metodinius nurodymus arba vykdant išorinį švietimo įstaigų auditą. Tai reiškia, kad kai vaikas susiduria su sunkumu mokykloje, mokytojas turėtų atsiversti kažkokį PDF failiuką, paskaityti, kas tenai yra parašyta ir bandyti suteikti kažkokią tai pagalbą pagal tą failiuką. O jeigu to nepakanka, ministerija siūlo mokyklai atlikti auditą, patikrinimą. Tuo pačiu ministerija yra griežtai prieš nuotolinės psichologinės konsultacijas, nes laikosi savo tvarkos aprašų, kurių neketina šiame etape keisti. Pasaulinė praktika rodo, tyrimai įvairūs rodo, jog nuotolinės konsultacijos yra lygiai tokios pat veiksmingos kaip ir gyvos konsultacijos. Ir nuotolinės konsultacijas tyrimai rodo, kad galima taikyti vaikams nuo 7 metų. Aišku, aš pasiklausinėjau pokyčių namų psichologų nuo kelių metų, jie priimtų vaikus konsultuoti nuotoliu ir iš psichologų, kurie dirba su vaikais, sulaukiu tokių atsakymų, kad nuo 7, nuo 8, nuo 10 metų. Taigi ir Lietuvoje esantis psichologai būtų pasiruošę priimti vaikus nuotoliu lygiai taip pat kaip įrodoma tyrimuose. Tai yra nuo 7 metų mokyklinio amžiaus vaikus. Taigi ministerija turėtų labiau apgalvoti savo sprendimus ir nelikti tik popieriniuose biurokratiniuose dalykuose ir eiti koja kojon su šiuolaikinė visuomenė. Nes jeigu mūsų vaikams reikalinga yra pagalba, ministerija turėtų kaip valstybinė institucija pasistengti, kad ta pagalba būtų kaip galima prieinamesnė. O ką manote jūs? Pasidalinkite komentaruose.